Vau, šiandien man labai pasisekė. Aš mačiau, ką tik kaip išsirita va šitas drugelis iš savo lėliukės ir aš jums irgi nufilmavau ir pasižiūrėsim po kokių 10-15 minučių, ar jam pavyko ištiesinti savo sparnus. Kaip man pasisekė, matau, kaip ritasi iš lėliukės drugelis. Pasižiūrėkit. Krapštosi, matot, jisai visai mažiukais sparniukais. Čia šalia yra toks pats drugelis. Tik jau ištiesintais sparnais. Bando išlysti. Turi drugelis užsikabinti ant savo lėliukės, kad galėtų pradėti tiesinti sparnus. Pasižiūrėkit, kaip kruopščiai jis bando save ištraukti. Tu gali. Tik tais drugeliui išsiritus iš savo lėliukės, jis iškart pradeda džiūti jos sparnai, tada jisai turi kuo greičiau išlysti iš savo lėliukės, tai dažniausiai tai trunka iki pusės minutės, būna kartais iki minutės, 2, tai pasižiūrėsim, kaip jam ar pavyks. Padėti negalim, kad ir kaip norėtumėm, nes tai yra drugelio gyvenimo išbandymas. Jeigu jisai sugeba ištiesinti savo sparnus, išlysti iš savo lėliukės, tai sugebės ir gyventi. Na, jau beveik pavyko. Turiu dabar jisai bandyti užsikabinti. Tikrai ne visada pavyksta, tai apie 70% tik tais drugelių išsirita sėkmingai iš savo lėliukės. Kiti būna užstringa, va taip, va. Ir nieko negalim padaryti, netgi jeigu jį išėmam, tai jisai vis tiek savo sparniukų neištiesina ir tada negali skraidyti. O kiti tiesiog neištiesina sparnų, jau išlindė iš lėliukės. Galiu pabandyti padėti jam. Kapinkis. Va, išlindo. Dabar jisai turi užsikabinti kažkur tais. Kapinkis. Kad galėtų kaip gamtoje išsitiesinti savo sparnus nuleidę žemyn. Matot, jau vienas sparnas jo labai padidėjęs, jau matyti, jisai kurį laiką tenais bandė išsikrapštyti. Bet pasižiūrėsim, gal jisai irgi bus toks pats gražus kaip jo draugas. Deja, šitas drugelis taip ir neištiesino savo sparnų, bet išsirito kiti. Šiandienos mažyliai. Pažiūrėkit, koks gražus mėnulio drugelis, jisai keičia spalvą. Kai saulė šviečia, pamėlynuoja sparniukai. Ir afrikinis monarchas. Nuodingas. Paukštis suvalgytų, apsinuodytų. Gerai, kad nevalgomus paukščiai. Ir čia pats gražiausias drugelis povas. Pažiūrėkit, kokio grožio sparnai. Kaip pagalio mano. Ir šlipa pats ant galvos. Pasižiūrėkit, jos sparnai beveik taip pat atrodo kaip ta pagalio, kur man už nugaros. Labai gražus drugelis. Ateikit ir jūs pas mus, pamatysit. Įvairiausių gražiausių drugelių pailsėsit po savaitės.